Sveiki, esu Meilė, profesijos mokytoja, veterinarijos gydytoja ir profesionali grūmerė. Būsimuosius gyvūnų prižiūrėtojus mokau kačių priežiūros ir šiandien norėčiau pasidalinti keliais patarimais apie kates. Dažniausiai kačių augintojai galvoja, jog šukuoti katės nereikia ir jinai prižiūri pati save, tačiau tai yra netiesa, kates šukuoti būtina, taip pat kaip būtina maudyti. Šukuoti kates reikia kasdieną, nesvarbu, ar katė yra trumpaplaukė ar ilgaplaukė. Ši katė yra trumpo plauko, todėl šiai katei mes geriausiai naudosime šepetį. Šukuojame pagal plauko kryptį. Galime naudoti guminį šepetį. Guminis šepetys yra gerai tuo, jog nepažeidžia plauko ir pakankamai didelį kiekį išima. Ko nerekomenduočiau trumpaplaukių ir ilgaplaukių kačių augintojams, tai yra furminatorius. Furminatorius dažnai naudojamas ir sutinkamas šunų kirpyklose, tačiau katėms jis yra draudžiamas dėl to, kad pažeidžia plauko folikulą, kerta plauką ir plaukas nuo to tiesiog krenta. Jeigu kalbėtume apie ilgaplaukę katę, ilgaplaukės katės šeriasi mažiau, tačiau veliasi dažniau. Todėl ilgaplaukiams katėms reiktų naudoti šukas štai šias antistatinės, galima naudoti šias arba šias. Visos jos yra specifinės, nes turi specifinius dantukus, kurios iššukuoja plauką ir išima savilas. Yra senas požiūris, jog kačių maudyti nereikia, tai yra visiška netiesa. Kates maudyti reikia, jas reikia maudyti bent kartą į mėnesį, jeigu neleidžia galimybės kartą į 1-3 mėnesius. Kates maudyti reikia dėl to, jog ant plauko bei ant odos krenta kraiko dalelės, namų dulkės ir visa tai katė įsilaižo į savo virškinamąjį traktą. Jeigu mes norime, kad katė būtų sveika, maudyti kates reikia. Dažniausias komentaras, su kuriuo susiduriu, yra tai, jog katė pati save įsilaižo. Žmogui atrodo, jog katė save prausiasi, tačiau taip tikrai nėra. Jinai tiesiog save laižo. Ant liežuvio yra bakterijos ir jinai paskleidžia savo seilės ant savo kailio. Kitaip tariant, jinai kailį purvina. Prie maudynių kates reiktų pratinti nuo pat mažens, kad joms nesukeltų streso, tai maudymas yra tas pats, kas nagų kirpimas ar ausų valymas. Jeigu katė pripranta prie maudymo, jinai neturi problemų ateityje. Šiai katytei nagučiai jau yra nukirpti, tačiau jeigu kalbant apie nagų kirpimą, katėms nagus reiktų kirpti kartą į mėnesį, bei namuose turėti draskyklę. Katėms netinka tos pačios žirklutės kaip ir šunims, jos turėtų būti mažesnės. Katės kaip ir šunys turi gyvuonį, jisai yra trikampio formos, viskas, kas virš trikampio, turi būti nukirpta. Dažniausiai kačių nagai yra skaidrios formos, dėl to galime nesunkiai pastebėti, kada kirpti ir kada jau sustoti. Katės gerai jaučiasi, kai laikome savo glėbyje, tiesiog paimame leteną, išspaudžiame nagą ir nukerpame nago galiuką. Katei valyti ausis rekomenduojama reguliariai, tam naudojamas specialus ausų skystis bei namuose esantis ausų krapštukai. Paimam ausų krapštuką, suvilgome su specialiu skysčiu. Nesukeliant katei streso, paimame ausį, atlenkiam į išorinę pusę bei išvalome viskas, kas yra ausies viduje. Pirmiausia, valome išorinę ausies dalį. Ir kai ji tampa švari, galime valyti vidinę ausies dalį. Katėms ausis valyti būtina, tam, kad išvalytume susidariusius nešvarumus ir kad toliau išvengtume ausų ligų. Kalbant apie akių priežiūrą, valyti katėms akis reikia tuomet, kuomet yra reikiamybė. Tai yra specifinės kačių veislės, kuomet reikia valyti kasdieną. Kaip pavyzdys yra persų veislės katės, devonšyro reksai. Jie turi didelės akis ir akių kampučiuose susidaro nešvarumai arba bėga ašaros, dėl to reikia valyti akis dažniau. Akių valymui mes galime naudoti specialius akių valiklius, valome nuo akies kampo iki išorinės dalies. Šeimininkams norėčiau pabrėžti, jog kates pratinti prie procedūrų reiktų nuo pat mažens. Štai čia turime mažą kačiuką, mes jį jau galime pratinti prie nagų kirpimo, ausų valymo bei maudymo. Jeigu pratinsime nuo mažens, problemų ateityje bei kai kačiukas bus suaugęs neturėsime.
Tad linkiu kuo daugiau dėmesio skirti savo murklėms.